Panevėžio centrinėje turgavietėje kai kurios gamtos gėrybės jau praneša apie vasarą, tačiau šalti orai diktuoja sąlygas ne tik kainoms, bet ir daržovių pasiūlai. Turgavietėje jau pasirodė pirmosios lietuviškos braškės, medus, įvairios daržovės ir vaisiai. Lyginant su pernai metais, kainos bent jau pirminių braškių nelabai pastebėjom, nes pirmosios braškės visada lietuviškos būna brangelesnės, nes atvažiuoja pradžiai vienas ūkininkas, paskui prisideda antras, trečias. Šiuo metu nuo šiandienos jau turim 4 ūkininkus, kurie prekiauja savo braškytėm. Tai kaina yra didesnių braškių 10 kg, mažesnių 8. Brangios. Sakyčiau, brangoka. Tai nežinau, tik tai matau. Jeigu tikrai lietuviškas, gal normaliai. Labai brangu. Dar negaliu virti, žinokit. Nugi, taip tokiam laikyti, gal ir brangios, bet ką padarysi, vis norisi. Brangu biški, bet ką padarysi. Lietuviškas per brangios tikrai. Aišku, tas šalnas, kaip patys sakė, padarė to žalos ir drėgmė, ir tas šaltas. Kaip ateityje kokios kainos bus, sunku pasakyti, bet šiuo metu, išlikę pagal didžiausias kainas tas pats. Prekybininkai pataria, braškių kilmės šalis lemia jų savybės. Graikiškas galima laikyti ilgiau, o lietuviškas ir lenkiškas reikėtų paskubėti suvalgyti. Graikiška yra kietesnė ir ją ilgiau gali išlaikyti, o lenkiška truputuką minkštelesnė ir 2-3 dienas patartina greičiau suvalgyti. Lietuviškos braškytės irgi yra skintos prieš keliolika valandų, kad tą vaizdą turėtų. Jų irgi išlaikyti patartina, kaip kiti nusiperka ir laiko kelias dienas ir paskui bando sakyti, kad pagenda, tai nerekomenduojam. Braškė yra tas, kur greitai gendant ir pagidautas. Lietuviškas patinka. O dėl ko tik lietuviškas? Geriausias, painos, skanios. Pakol kas užsienietiškas. O dėl ko? Pagal kainą. Senjorės. Tik lietuviškas. O dėl ko? Ir tik iš maščiučių. O dėl ko? Dėl skonio, dėl ko? Kažkaip pasitikiu, natūralesnis. Aš taip tai lietuviškas renkos, bet jeigu jau būna pigiau lenkiškos, tai lenkiškas perku. Tai dėl kainos? Pigiau, tik dėl kainos. Žinokit, man tas pats. Vis tiek uoga lieka uoga. Ar tai Lietuvoje auga, ar tai užsienį auga, tas pats, žinokit. Vis tiek vienodai. Nes lietuviškas gal skanesnis. Laukiam, gal atpigs iš anykščių mes krašto, tai gal atveš iš mūsų, bus pigiau kiek. Turgus tampa traukos centru ne tik laukiantiems ūkininkų užauginto šviežio derliaus, bet ir tiems, kurie mėgsta gėrybių užsiauginti patys. Anot turgaus vadovės, pomidorų ir agurkų daigų kainos nuo praėjusių metų nesikeitė. Pomidoro agurkų daigai irgi panašios kainos kaip pernai metais, nebent prekiautojai visada, kiek žinau, kiekvienais metais atranda vis kitas veislės. Įdomesnės, mandresnės, įvairių spalvų, skonių, tai galbūt jų ir būna didesnės. Turgaus vadovė patvirtina, būtent sezoniškumas diktuoja perkamiausių gėrybių sąrašą. Šią savaitę, kadangi yra prasidėjusios bulvės, tai pastebim, kad bulvės mielai perka, šviežiai paraugtus agurkėlius. Irgi populiari prekė yra, braškių nebijo ir graikiškų ir lenkiškų žmonės nusipirkti. Yra tų, kurie tikrai perka tik lietuviškas, bet ir įvežtinės, kiek žinom, yra irgi gan skanios.